Per 5 metus nuo 0 iki 20 milijonų eurų, nuo ten 3-5 žmonių iki 177 turbūt yra šilumos. Gaminam šilumos siurblius ir skysčio aušinimo mašinas. Iš esmės mūsų produkcija gana yra glaudžiai susijusi su automotive visa idėja. Na gerai, kaip čia ta istorija prasidėjo, kas čia sugalvojo šitą verslą? Jeigu taip jau imant nuo Adomo ir Ievos, vieną dieną Facebooką scrollinu, žiūriu draugas dovanojo įmonę. Čia reikalingas kažkoks centrinis protas, centrinis genijus, kuris patį visą mechanizmą sugalvoja ir tada konstruktoriai, projektuotojai eina projektuoja. Čia turi būti rimta apsauga šitos gamyklos, nes tiek vario nesu matęs. Tai žinoma. Ypač po laidos susidomėjimą gausit, man atrodo. Sakai, ženėkimės, manęs niekada nebus namie, aš išvažiuosiu 7, grįšiu 9, susitiksim pensijai. Skada KLT, gaminam pramoninius įrengimus, šilumos siurblius, skysčio aušinimo mašinas, konteinerius, konvejerius, žodžiu. Ir nieko į Lietuvą neparduodat? Nelabai. Praeitais metais išrašėm vieną sąskaitą faktūrą. Nesinaudojam populiarumu tokiu. Neturim, nesam populiarūs. Nu, bet mūsų laida yra puikiai terpė pasireklamuoti Lietuvoje. Absoliučiai, aš tikiuosi, kad taip ir bus. Aš tikiuosi, kad žmonės, intelektualūs, protingi žmonės išgirs apie šią įmonę ir darydami pasirinkimus vienokius ar kitokius, jie prisimins ir galbūt užsakys pas mus įrangą, kuri skirta šildymui, šaldymui. Komerciniam objektam ar ir individualūs namai? Ne, mes nedarom individualiem namiem. Tik tai komerciniai dideli. Pramonė, komercija, taip. O, tai gerai. Tai nuo kiekvieno pardavimo mums 1%, kuris po šios laidos įkris. Kaip sakot? Taip ir galvojau. Einam. Į gamybą einam, ne? Į gamybą einam. O, kaip tylu. Tai aš pasakiau, kad būtų tylu. O šiaip būna garso, ne? Šiaip tai čia mes taip labai lengvai nesusikalbėtumėm, žinokit. Čia triukšmo yra pakankamai, tai yra pjovimai, aš čia nepaslaptis, čia šlifavimai, pjovimai. Aišku, ne viskas čia vyksta, ta prasme, čia atnešti daiktai, kurie jau yra paruošti tam galutiniai instaliacijai, bet taip, čia triukšmo taip patikėkit manim yra. Nu tai gal susipažinkim, ką jūs gaminate ir nuo ko prasideda gamybos procesas, kad suprastumėm, kad čia lengva, čia sudėtinga. Gaminam šilumos siurblius ir skysčio aušinimo mašinas, o tam, kad susipažinti nuo pat pradžių, kas būtų turbūt eiliškumui logiškai, mes turėtume pereiti per visą cechą. Einam į kitą pusę ir ten bent jau palaikysim gerą chronologiją, kur pamatysim, kaip gimsta šilumos siurbliai ir kita šaldymo įranga. Kiek žmonių dirba va šitoje gamyboje? Jeigu mes imam būtent šią gamyklą, tai 87 ir dar 66 arba 67 dar dirba kitoj gamykloje. Jūsų gamyba šiaip yra tokia surenkamoja, ne jūs surenkat, sukonstruojat. Taip. Iš esmės, jeigu apskritai gamyboje matysit kažkokią pilkas detalės, ar ne, tai būtent šitos detalės, skardos ar ne, metalinės plokštės, jos yra čia suprojektuotos, nudažytos ir paruoštos jau surinkimui. Pagrindiniai elementai, kuriuos mes naudojam, taip, pavyzdžiui, kompresoriai, oriniai šilumokaičiai, mes juos perkam, mes jų patys negaminam. Patys pagaminat karkasą, o į vidų jau sukonstruojat, viską surinkat iš kitų gamintojų, sukomplektuojat. Tai sakykime, jeigu ateiti nuo pat pačių pradžių, ofise, kur buvome, ten dirba konstruktoriai. Konstruktoriai konstruoja patį įrengimą, turim omeny ir visas skardas ir jų kaip sulankstymas, skylės visos. Jie padaro visą patį projektą, kuris vėliau čia yra iškertamas su staklėm, sulankstomas ir toliau sekantis tos visos sulankstytos detalės keliauja į dažyklą. Dažykloje nudažomos ir jau tada jos būna paruoštos, rūšiuojamos ir paruošiamas kiekvienam projektui atskirai detalių komplektas. Kiek jūsų projektai yra standartizuoti, ar kiekvienam objektui jūs turite individualiai prisitaikyti ir gaminti atskirą gaminį? Iš esmės mūsų produkcija gana glaudžiai susijusi su automotive visa idėja, ne? Kad būtų paprasčiau suprasti tą visą. Jūs perkat automobilį, jame yra opcijos. Jūs galite pasirinkti saloną, spalvą, ratai ar ne.
mes kažkur tais panašėjęs. Mūsų pati idėja, didžioji dalis įrengimų yra taip, kad yra kaip ir standartinis įrengimas, o opcijos jau paskui dėliojamos atskirai pagal poreikį kliento. Kokios pramonės arba kokios įmonės yra jūsų geriausi klientai? Nes vis dar nesuprantu, kam čia tas renginys skirtas. Taip. Prekybos centrai. Vienas iš tokių pagrindinių mūsų klientų yra Kaufland prekybos centras. Su jais mes esam pasidarę jo standartinius sprendinius. Ten praktiškai klausimų nekyla. Tai yra parduotuvės su prekybos centrams, kurios žiemą jie šildo, vasarą jos vėsina. Einam dabar ne per tą... Tai va, kaip ir minėjom, nuo čia viskas prasideda metalo apdirbimas, žaliavų sandėlis mūsų, kuris yra, turi būti užtikrintas, kad vyktų sklandus darbas. O čia pas mus dažykla vyksta. Tai, ką jūs dabar matot, ar ne, tai yra dažymas, miltelinis dažymas. Kurioje vietoje yra jūsų didysis know-how? Kas yra čia sudėtingiausia? Programa. Valdymo programa. Software. Taip. Aha, okei, tai čia mes turėtume pamatyti programuotojų dar departamentą, ne kokią? Vokietijai. Vokietijai. Oho, kiek vario? Taip, vario daug. Tai vat net ir šituo atveju, dabar yra testuojamas įrenginys, pas mus prijungtas yra lanksčios šlangos, yra mūsų testavimo stendas ir jį naudojam kiekvienam įrenginiui protestuoti. Aš kadangi nesusidūręs ir nesuprantu, ar čia reikalingas kažkoks centrinis protas, centrinis genijus, kuris patį visą mechanizmą sugalvoja ir tada konstruktoriai, projektuotojai eina projektuoja. Ar čia yra jau rinkos įprastas sprendimas, tik tai jau kas gudriau padarys? Ne, čia tai nėra kažkoksai tai sugalvotas. Tai nėra išradimas, ne? Ne, nėra išradimas, čia neprisimsim tokių laurų. Ištobulinimas yra. Ištobulinimas, efektyvumo gavimas. Na, čia, sakykime, tas šito vietoj didžioji, sakykime. Aha. Didysis indėlis darbų. Antras momentas klausimas yra efektyvumas. Tai efektyvumas jisai mūsų įrenginių irgi yra toks ne antrojo vietoje likęs. Labai svarbus momentas. Efektyvumas yra tai kokios temperatūros pasiimi ir kokią atiduodi, ar apie ką? Čia mečia. Jeigu taip jau davesti tą visą temą iki vartotojo, ar ne, tai kiek tu sumoki? Vat šiaip aš šių metų dar neturiu tos analizės, ar ne? Bet praeitais metais reikia pripažinti, kad žiemos nebuvo kaip po tokios, ar ne? Bet po tos patalpos man kainavo šildyti 600 eurų. Visos čia, o kvadratų čia yra? 4000. Nu tai dar paaiškink tada kaip 5-mečiui, ką sugeba jūsų šitas įrenginys padaryti? Kam jis reikalingas, ne? Nu, pavyzdžiui, pas jūs yra radiatoriai namuose, ar ne? Į juos ateina... Ne, nėra pas mane. Nėra. Anuomet būdavo radiatoriai. Gerai. Į juos ateidavo šiltas vanduo, praeidavęs pro radiatorius atvėsdavo, ar ne? Taip. Tai mes turim paduoti šiltą vandenį tam, kad namuose būtų šilta. Gerai, o taip nuo pradžių, tą vandenį paimate iš gręžinio ir jį pašildat ar kas? Ne. Cirkuliacijai su, radiatoriai, siurblys, šilumos siurblys ir siurblys cirkuliuoja per radiatorius termofikatą, pavadinkim, tai gali būti vanduo, gali būti gliukolis arba ten specialiai paruoštas vanduo, nesvarbu. Ir mes tą vandenį pašildom. Aha. Nes jeigu jūs vandens nešildysit, jisai žiemą atvės. Taip. Logiška. Tai mes jį pašildom. Gerai, tiek suprantu. Tam, kad į namus mes atneštumėm šilumą. Aha. Ir jūsų efektyvumas yra sugebėti kuo pigiau pašildyti tą vandenį? Taip, kuo efektyviau pašildyti vandenį. Taip, kuo pigiau. Taip. Aš jau nekalbu apie mūsų elektroniką. Mūsų elektronika tai čia toksai apskritai yra labai geras jau toks etaloninis pavyzdys, kur spintos yra sukomutuotos, tikrai labai aukštam lygiai. Aišku, čia žmogus, kuris apie to nesusidūręs, jam tai ir neįdomu yra. Bet iš esmės tai, ką jūs čia mato, toks yra jau tikrai geras lygis ir kažko, sakykime, pas mus nėra to vietoje, kad kažko sutaupyti, kad apeiti kažką, toks taupimo čia nėra šito. Jeigu lygint su lengvaisiais automobiliais, tai kas jūs esat, koks brandas? Skaityčiau kaip iš top 3-tuko. O top 3-tukas tai čia ką? Audi, BMW, Mercedesas. Tai čia ne top 3-tukas, čia tautos automobiliai. O kodėl naudojami yra variniai vamzdžiai, ne kokie plastikiniai? Slėgis. Plastikas neatlaiko. Ir to prasme jisai nei slėgio neatlaiko, nei neturi tokio ilgamčiškumo, kad užtikrintų ilgą ir nenutrūkstamą darbą. Gali būti plieniniai vamzdžiai. Plieninių vamzdžių darbas yra su plieniniais vamzdžiais yra ilgesnis ir brangesnis. Varis jisai toksai
brangus metalas, bet iš esmės jis yra, su juo dirbama greit, darbas greitesnis yra. Čia turi būti rimta apsauga šitos gamyklos, nes tiek vario nesumatęs. Tai žinoma. Ypač po laidos susidomėjimo gausit, man atrodo. Čia tiek vario. Na. Jeigu kas nors galvoja, kad čia galima užeiti ir pasimti vario ir tiesiog išeiti nepastebėtam, turbūt, kad vargu. Kaip sunku jums yra savo produktą atnešti į rinką? Va dabar Lietuva jums yra nauja rinka iš principo, ne? Taip. Sunku šis darbas yra paaiškinti, ką reikia aiškinti. Turit omeny Lietuvos rinką? Nu, Ar apskritai? Apskritai jo, į naują rinką užeidinėjant. Apskritai tai nėra, ta prasme, taip, kad jų labai sunku. Pas mūsų užsakymų yra daug ir mes nepaimam visų užsakymų, kuriuos galėtume paimti. Okay. Su pardavimu nėra problema, žodžiu. Produktas tiem, kas supranta. Dabar Lietuvoje, mes truputėlį Lietuvos rinką buvom taip atsitraukę nuo jos, nes turėjom, sakykim taip, turėjom labai daug užsakymų ir iš vakarų Europos. Šiai dienai mūsų jau domina Lietuvos rinka, Latvija, pasakykim, Pabaltija rinka, Skandinavija. Tarp kitko yra Skadik NO, Norvegijoje atidarytas jau atskiras ofisas nuo rugpjūčio 1 dienos. Ten jau tvarko, ten jau vyksta pardavimai. Ir Lietuvoje mes priėmėm menedžerį. Dar metai nėra, kaip jisai pas mus darbuojasi, bet jau, sakykime, jau užklausimus atsakom, siūlom įrangą ir aš manau, kad tai yra tik laiko klausimas ir čia vat edukuoti reikia žmonės šitoje vietoje. Nes yra žmonių, kurie kaina ir viskas, ar ne? Jiems, ta prasme, jie toliau nieko pamatė, tas brangesnis, tas viskas čia uždaro ir toliau niekas nenori gilintis, bet jau kaip parodė praktika užsienyje, būtent vakarų Europoje, tai žmonės jie skaičiuoja. Jie skaičiuoja dabar investiciją, jie skaičiuoja ateity, kokios išlaidos bus. Tai ten yra kur kas paprasčiau šitą vietą dirbti. Na gerai, galvoju žiūrovams, kaip čia tiem, kurie ne tik su industrija susiję, kaip jiems suteikti naudos, į ką reikia atkreipti dėmesį, kai renkiesi šildymo sistemą namui, asmeniniam namui? Aš sakyčiau, kad nežiūrint į tai, kad mes dirbam su pramonė. Taip. Mes Bet žinių, tai suprantu, yra. Labai sakyčiau taip, kad toks su atsarga reikėtų pažiūrėti į pasakojimus, kad žiūrėkit, čia mes dabar padarėm mažesnį šilumos siurblį, optimizavom viską, įsijungs tik. Tai čia toks turėtų jau šitie žodžiai turėtų aš taip kažkiek tais, ne tai, kad įtarimą sukelti, ar ne, bet jau toks sukelti papildomų klausimų, nes mažas šilumos siurblys reiškia maži šilumokaičiai. Maži šilumokaičiai reiškia efektyvumas bus abejotinas. Jis dirbs, bet žmogus, kuris yra vartotojas, jisai nelabai supranta, kas yra kondensacijos temperatūra, nelabai supranta, kas yra garavimo temperatūra ir kaip tai priklauso elektros sąnaudos. Ir toj vietoje jo jisai gali, labai lengvai pakibti ant to. Tai žodžiu, kai matau mažą ir didelį, tai geriau didelį besvarstyti, ne? Praktiškai. Nors man sako, čia sutaupysi vietą, čia geriau mažą įsidėk. Taip. Pigesnis. Tas toksai. Ant šito sugrojama. Čia šiaip ne į temą, aišku, bet sausio mėnuo toksai biški vėsesnis buvo, išpuolė šiais metais žiema. Tai yra čia tokių, yra žmonių, kurie, turiu ir draugų, kurie, tai kaip tokia sąskaita? O esmė, kokia, ten tokia labai yra nedidelė tokia, ne tai, kad apgaulė, bet niuansas nedidelis yra sistemose šildymo. Šilumos siurblys prie kokį minus, aš taip įsivaizduoju, kad tie naminiai, jie kažkur tais prie minus gal 18, minus 15, gal minus 20, nežinau, čia priklauso nuo gamintojo, ar ne? Jie sustoja dirbti, nes jie nebegali dėl savo kaip čia pasakyti, dėl savo parametrų, dėl savo išpildymo negali žemesniai temperatūrai dirbti. Tada jungiasi elektriniai tenai. Tiek į ventiliacijos sistemą, tiek vandens pašildymą, tiek radiatoriai. Ir vartotojas jisai, radiatoriai šilti, oras pašildytas ateina, kaip ir viskas okei. Bet kada susijungia elektriniai tenai, tai tu gauni tą sąskaitos elektrinės tenos. Galim tęsti. Jeigu jūs parduodat daugiau
šildymo negu šaldymo, kodėl prie logotipo yra snaigė? Nes pats šilumos siurblys jisai visgi yra sukurtas remiantis šaldymo dėsniais. Nes vienoje pusėje vis tiek mes turim šaldyti, o kitoje pusėje mes šildom. Tai jeigu imant šildymą, tai dabar gali žmonės ant mane supykti iš tikrųjų, ypač šią žiemą. Bet esmė yra tokia, kad mes dar šaldom lauką, papildomai šaldom šaltą lauką, tam, kad šilumą paimti. Nepritraukti biškį šalčio. Tai taip, prisidedam prie klimato vėsinimo tendencijų. Na gerai, kaip čia ta istorija prasidėjo, kas čia sugalvojo šitą verslą? Jeigu taip jau imant nuo Adomo ir Ievos, tai aš visada buvau gamybininkas. Aš va dabar kaip žiūriu, aš niekada, kada buvau mažas, jaunas, gražus, niekada aš negalvojau, kad aš esu gamybininkas, bet aš visada mėgau kažką gaminti. Aš dirbau su elektronika, dirbau su mechaniniais daiktais, man visą laiką patiko kažką pagaminti. Ir man tai teikia begalinį džiaugsmą. Padarytas, pagamintas daiktas, kuris yra rankom sukurtas, ar ne, ir tu jį naudoji, jisai realiai atneša kažkokią tai naudą tau. Man tai teikia neapsakomą malonumą. Ir visą laiką aš ir šiai dienai dar turiu hobį, su kuriuo dirbu, kuriuo, sakykime, dar vykdo šiokią tokią gamybinę veiklą už jų pastato sienų. Bet ten gridai savo malonumui, tam, kad palaikyti smegenis, kad palaikyti žinias. Ir jeigu taip žiūrint, aš, nepaslaptis, dirbau su elektronika daugiausiai. Aš jau nuo 12 metų. Ir ten būdamas 5-6 klasėje žinojau, kad aš stosiu į elektroniką, į universitetą, elektronikos fakultetą. Taip ir buvo. O nuo 2000-ųjų atsitiktinai per pažįstamus, kaip ir čia, nieko naujo nepasakysiu, susidūriau su šaldymu. Su šaldymo įrengimu, gamyba. Iki tol žinojau, kad jeigu į šaldytuvą įdėsi pieno butelį, jisai atvės. O kaip visas procesas vyksta, net neįsivaizdavau. Ir pradėjau nuo 2000 metų galo, pabaigos, dirbti su šaldymo įranga. O ką reiškia dirbti? Čia kažkokia įmonė? Jo, tai buvo įmonė UAB Baltic Master. Ta visas žinias. Jie vitriną šaldymo gamina, ne? Taip specializuojasi tos. Ne, vitrinų jie negamina, jie Su stikliniam durim. parduotuvės instaliavo, jie pardavinėdavo šitą įrangą. Būdavo kaip pardavimo dalis, bet gaminti jie negamino. Jie būtent šaldymo įrangą gamino. Ta prasme, agregato, kurį tu prijungi prie to daikto su stikliniam durim ir ten vėsu yra. Tai su jais ir pradėjom. Ne tai, kad pradėjom, bet jie mane priėmė į kolektyvą ir aš pradėjau projektuoti, pats nesuprasdamas, ką aš projektuoju, bet jie maždaug mane už rankos vedžiojo, sakė, ką reikia daryti, o po kurio laiko, kai tai darai, kartoju, tau ateina supratimas. Taip ir man buvo. Aš grinai pradėjau nuo praktinės dalies. Grinai praktika ir praktika paskui turėjo pradėti lieti ir teoriją, pradėjau skaityti, domėtis teoriniam žiniom. Žiūriu, viskas sutampa. Na ir po gal 2 ar 3 metų, dabar taip neatsakysiu tiksliai, jau pradėjo aplink mane kurti kitus projektuotojus, pagalbininkus, nes įmonė plėtėsi tuo metu. Reikėjo papildomai pajėgumų. Ir tapau, galima tai pavadinti, ten projektavimo skyriaus vadovas. Koks ten tas vadovas tai buvo toksai, šiaip sau, bet jau kažkokius tai darbus organizavau. Ir toliau mokiausi, toliau dirbau, mokiausi, kasdieną vis kažką naujo sužinodavau. Praktiškai kaip diena, taip pat naujas atidarytas featuresas, toks, taip pat ir vyko visas darbas. Tai čia vyko iki 11 metų, vyko projektavimo stadija mano gyvenime, šaldymo įrangas. 11 metų projektuotojų. Nuo 11 metų iki 17 metų dirbau ABG įmonėj. Jie yra instaliuotojai, tai yra pramonės šaldymo įrangos instaliuotojai. Šilumos siurbliais taip pat jie užsiema, bet žodžiu, toks mano didžioji praktika tai visa buvo su šaldymo įranga.
projektavimas, instaliavimas, darbas su klientais, toks jau jungiasi žinias. O nuo 17 metų iki 20 kažkurios tam dalies gamybai dirbau. Ir dirbau gamybai. Viskas labai patiko, viskas tiko, bet truputėlį prasilenkė mūsų požiūris. Galvoju, reikia pabandyti kažką savo daryti. Ir atsirado įmonė Devera. Tuo metu viskas prasidėjo nuo įmonės Devera. O pati įmonė atsirado irgi taip. Vieną dieną Facebooką scrollinu, žiūriu, draugas parduoda, dovanoja įmonę. Susiskambinam, sako, uždarinėčiau, bet yra reikalų tenai. Sakau, gerai, įmonė. Va, ir aš perėmiau tą įmonę ir pradėjau, taip, sakykim, tos tokias, kažkam kažką paprojektuoti, kažkur surinkti elektros dalį. Bet Devera jį nebuvo, nieko neveikia, čia tik juridinis vienetas buvo, ne? Tuščias. Juridinis vienetas, kuris užbaigė savo veiklą. Devera tai buvo Igno įmonė. Ignai linkėjimai, jeigu žiūrėsi. Va, ir aš tuo metu neturėjau tokios ambicijos, kad čia kažkaip tais išvystyti. Tiesiog buvo tokių veiklų, kur aš galėjau truputėlį kaip pasakyti, įsiterpti tą visą įmonių veiklą. Nes kada tu kažką darai, sakykime, elektroniką ar dar kažkokias tai paslaugas ar ne, visi nori sąskaitos faktūros, o kada tas ir taip, toks tu negali išrašyti. Tai va čia būtent dėl to, dėl tam tikrų, sakykime, galimybių papildomai užsidirbti, aš tą įmonę perėmiau. Ir tai nebuvo kažkokia ten pelną nešanti ta įmonė, ten tiesiog toksai labiau pažaidimai buvo. O atėjo toksai momentas, kada yra įmonė, kažkokia minimali veikla yra. Čia toksai ne tai, kad konfliktas, bet supranti, kad jau nebelabai eina būti to įmonė, turiu omeny gal paskutinė įmonė. Viskas, reikia bandyti. Uždaviau savo tokią, čia buvo pavasaris, balandžio mėnuo, uždaviau savo tokią tikslą, suformavau tikslą, kad iki metų galo turiu uždirbti 10 000 eurų. Jeigu neuždirbu... Kurie čia metai buvo? Man atrodo 20. Jo. Prieš 6 metus. Jo. Jeigu neuždirbu, reiškia, padedam į lentyną tą visą veiklą, grįžtam į darbo rinką ir darbuojamės toliau. Uždirbu. Iš projektavimo, nedaugiausiai. Ne, aš jau ten ėmiausi visko. Ir agregatų paleidimas. Va tokių, kur mes gaminam agregatus, ar ne, tuo metu įmonės ten pirko, ta prasme, visada jos perka. Bet ne visada visi moka paleisti. O aš kadangi buvo, čia tas ir yra tas toksai pas mane susiformavo, aš taip galvoju asmeniškai, kad susiformavo labai geras visas vertybių rinkinys. Projektavimas, instaliavimas ir tas su klientų bendravimas, ar ne, ir gamyba. Ir aš matydavau, kur trūkinėja viskas tarp projektuotojo ir gamintojo, tarp gamintojo ir instaliuotojo. Ir aš tuos visus taškus taip sudėliojau, kad visiems, pati filosofija buvo tokia, kad visiems būtų gerai, kad suprojektuotas įrenginys atitiktų lūkesčius kliento, kad pagamintas, paskui užduotos sąlygos gamybai ir pagamintas įrenginys atitiktų lūkesčius instaliuotojo, kad jam būtų patogu, nekeltų kažkokių papildomų klausimų, greitai būtų galima instaliuoti jį. Va ir tas visas vertybės sudėliojus, aš supratau, kad galima taip iš to viso, kažkokią tai verslą daryti. Populiarumas pradėjo toksai, ne tai, kad populiarumas, tas poreikis pradėjo augti. Žmonės pradėjo kreiptis, viskas ir, veikla įgavo pagreitį. Bet atėjus rudenį,
supranti, kad darbas objektuose lauke toksai, nu šiaip savo. Ten nedaug tos romantikos yra. Vasarą tai smagu, ten viskas ant stogo užlipęs, paukščiukai čikčiurik, viskas labai gerai. O rudenį ir žiemą, kai jau labiau žiemą, kai snaigės į ausį. Nu tai toksai. Va. Gamyba tada. Nu reikia eiti į gamybą. Nu čia toks šuolis, ne? Šuolis, kur jo. Ir juo labiau toksai, va, atėjo ruduo, spalio mėnuo ir toks pasijutau nelabai reikalingas. Žiūriu, kad taip kažkaip viskas čia tuštoko, bet tada atėjo pora projektų, kuriuos buvau skaičiavęs. Kaip ir tokią gamybą pasileidom, jeigu taip galima pavadinti. Porą įrenginių pagaminom, bet ne tokių kaip čia, ten toli gražu, ten tokie paprastesni ant karto. Va, ir iš ten truputėlį pinigų, bet taip, supratau, kad visgi reikia kažkaip, tą visą dalyką paliau tęsti, konsoliduoti, viską žinias, žiūrėti kaip... Kiek kainavo, bet tie pirmi parduoti renginiai, kad suprastumėm, koks tada buvo apimtis ir kiek dabar kainuoja renginys? Pirmas projektas buvo, jeigu dabar gerai atsimenu, 112 000. Tai vis tiek čia su instaliavimo, ne? Su visko buvo. Ar čia tik tai gaminys? Tik pagaminys. Tai vis tiek sustartuoti nuo 100 000 tokio gaminio jau reikia žinių ir kažkas turi patikėti pačiu, kad padarysi. Taip. Taip ir buvo. Čia iš tikrųjų pats kurioziškiausias, ta prasme, manęs ne tai, kad dažnai, bet žmonės laikas nuo laiko paklausia, koks buvo sunkiausias periodas. Tai sunkiausias periodas, kada šitam versle kaip yra. Tu šiandien skaičiuoji, darai pasiūlymą, ar ne? Pardavimas jisai vyksta po 4 mėnesių, po 6 mėnesių. Dar ilgiau, ta prasme. Bet aš taip matau, kad grubiai 6 mėnesiai yra tas toksai laiko tarpas, po kurio įvyksta nuo skaičiavimo iki pardavimo. Ir tokiu, tai pats sunkiausias momentas, kada papuoliau tokias, kaip čia pasakyti, į tokią, netgi sakyčiau, sveikatai pavojingą situaciją, kai tu priskaičiavai įrenginių ir sako, pardavė. O žmonių tai nėra, kurie viską pagamino. Kiek žmonių pagamino tą pirmą už 112 000 eurų? Jeigu taip imant su branga, gal kažkur iki 10. Iki 10. Mažiau nei 10. 7. 5-7. Pagrindinis darbas tai atliko 3 žmonės. 3? Jau. 4 su elektroniku. Va, taip. Ir čia tas momentas, kada tu turi įrodyti, kad viskas gerai, kad čia viskas taip, kad einam, kad darom, kad tai, čia vienas įrenginys, antras įrenginys, trečias įrenginys. Dėl kainos pradėjo rinktis ar dėl ko? Kas lėmė tuos teigiamus sprendimus? Nenoriu girtis, bet turbūt mano asmeninės savybės. Okay. Tai, kad aš niekada nemetu darbų, niekada nemetu kažko, kad neatsiriboju, einu iki galo ir čia turbūt. O kas buvo tas pats pirmas klientas, jeigu nepaslaptis? Neįvardinsiu aš dabar, bet žodžiu iš šiltųjų kraštų. Paskui sekantis klientas buvo Indijoje, ir dar vienas klientas buvo iš Indijos, tokie kur didesni. Nes čia labai svarbu, ne, kad patikėtų pirmą įrenginį, kad žmogus niekad negaminęs gali pagaminti ir, kaip sakant, delivery. Tai nebuvo, tai nebuvo žmonės, kuriuo aš visai nepažinočiau. Tai aš suprantu jau. Jo, ten visgi buvo tos pažintys tokios ir taip, jie patikėjo. Čia turbūt tas ir buvo, neturbūt, bet tai ir buvo tai, kad aš išlikau toj sferoje. Nes jeigu jie nebūtų patikėję, nebūtų pardavimų buvę, tai vargu ar tas kažkas toliau būtų išsivystę. Todėl, kad tai yra visgi tas pasitikėjimas žmogum, ar ne, ir pagalba, jie žino, kad mano kompetencijų pilnai užtenka tam. Aš manau, kad tai ir buvo pagrindinis momentas. Kuriais metais įvyko pirmas pardavimas? 21. 21 gale. 21 pirmas pardavimas už 112 000 eurų. Šiandien mes turim 26 metus, 5 metai ir apyvarta yra kokia? 20 milijonų eurų. Per 5 metus nuo 0 iki 20 milijonų eurų, nuo ten 3-5 žmonių iki
177 turbūt yra šiaip beveik. 177. Ir mes nuolat, tokas, čia yra nuolat augantis. Jeigu spalio mėnesį buvo 135, tai dabar 177. Ir, taip, mes ir ta prasme, žmonių paieška ir priėmimas į darbą, tai šiandien mes, aš mačiau, kad vyko 2 darbo pokalbiai su žmonėmis. Ir suprantu, kažkokiu momentu čia įsijungia pirkėjas, kuris sako, noriu tapti partneriu, nupirkti kontrolinį paketą. Jo, čia tas įvyko, kada tai vėlgi Skadek įmonė, Skadek GmbH, Skadek Vokietija, jiems reikėjo tuo metu tokie visiškai nesudėtingi gaminiai, kolektoriai vandens. Ir aš, kaip supratau, nelabai jiems, kas juos gamino, o pas mus buvo toksai elkis, duokit. Ir žodžiu, jie pas mus užsisakė, mes pagaminom, išsiuntėm, jie gavo, viskas apmokėjo, paskui dar užsakymą padarė. Ir čia buvo kažkas tai rugpjūčio mėnuo. O lapkričio mėnesį sako, atvažiuokit, pasikalbėsim. Bet atvažiavom ir sako, darom gamybą. Sakau, dar. Tai po truputėlį ten pasidėliojom, kaip kas tas vizijas, kaip mes matom. Ir jie įsigijo didį paketą akcijų Devero. Aš likau mažasis akcininkas, o jie tapo pagrindiniu akcininku ir pačiu, aišku, įmonės savininkais. Kokio dydžio tai dienai buvo įmonė ir kiek pelno uždirbinėjo? Oi, nedaug, bet čia ir buvo tuo metu. Čia tas momentas ir suveikė toksai, kada tas buvo pardavimas 112 000. Buvo pardavimas jau padarytas ir jau gautas avansas, kai mes jau visą šitos pradėjom dėliotis. Tai čia labai ankstyvoji stadija, ne? Jo, taip. Ne, kaip čia pasakyti, koks yra lietuviškas žodis, neapmaudu pačiam, kad ne pats savininkas iki galo išlaikėjai, kad... Ne, neapmaudu. Man iš esmės, aš esu kaip gamybininkas. Aš noriu gaminti. Ir sakykime, čia labai aiškiai ir pasirodė tie momentai, kada investicijos, kada truputėlį, sakykime, tu gali kur kas tada drąsiau žengti tuos žingsnius. Nes šiaip jau pati veikla, Deveros veikla, jinai prasidėjo garaže. Garažo durys išimtas, įstatytas stiklo paketai. Gražiai įrengta, viskas tvarkoj, bet tai yra garažo masylė. Grubiai tai. Visos tos užuomazgos ir visi tie pirmieji darbai, kas įvyko, tai taip. Tai pardavėt ne dėl pinigų, aš suprantu. Ne, aš taip, dėl partnerystės, ten ta pinigų parduota suma, jinai niekaip ta prasme, netgi tie pinigai, kurie vėliau liko uždirbti iš to mano pirmojo projekto, jie ir liko Deveroj. Jie nebuvo, ta prasme, aš tų uždirbtų pinigų net negavau, neįsisavinau, ar kažkaip pasakyti, neišsimokėjau, niekaip. Man veikla yra. Veikla. Ta prasme, toksai, kaip kad būtų... Niekada, žinokit, nebuvo, galvoju man, kad uždirbti, kad čia pinigų, kad kažkokios tai tenai turėti kažkokios tai įsivaizduojamus ten turtus nežaidžia pas manęs. Mane veža gyvenime gamyba. Aš noriu gaminti. Ir nežinau, kiek ilgai aš tai vešiu, bet man tai šitas vietas, šito būtent sfera man ir teikia džiaugsmą. Tai nebuvo minčių, kad tarkim lieku, nežinau, valdyti gamybą, lieku akcininku, bet samdau vadovą, kuris atves tą kompaniją į priekį. Šiai dienai, kol man yra energijos jėgų, tai ne. Bet aš labai aiškiai, šiai dienai sėdėdamas prie šito stalo, nežinau, kaip bus ateityje, kas Napoleono šitas susirgsiu liga. Aš labai aiškiai suprantu, kad ateis ta diena, kai aš nebepavešiu šito. Tikrai jinai ateis. Ir kaip viskas tada pasisuks, aš nežinau. Bet čia ir buvo tas momentas toksai, kad aš turiu likti įmonės akcininku, kad aš negaliu parduoti 100% akcijos paketo. Tam, kad galutiniam variante aš
aš myliu šitą įmonę labai, aš ją labai vertinu, labai gerbiu ir, tu prasme, man tik šitą įmonę yra patys geriausi jausmai. Ir aš norėčiau likti kažkokioje jos struktūroje. Gal eisiu varžtų sukti prie flanšų, gal kažkaip nežinau. Bet labai aiškiai suprantu, kad tai nebus iki kažkokio tai begalinis laikas arba ten kažkokio, nežinau, ten 65 metų ir aš dar sugebėsiu palaikyti tokį tempą. Nu, tai neįmanoma. Galbūt dabar taip atrodo. Gal aš kaip po kelių metų sakysiu, tik aš čia viską galiu. Tai tokie dalykai atmesti irgi negaliu. Okay. Bet aš tikiuosi, kad man kas nors pastatys mane į vietą, sakys, kad žiūrėk, tu tenai jau matos biški pavargęs, gal tu eik pamiego, gal darbo dieną 1 valandą trumpesnę pasidaryk. Okay. Kas pačiam buvo sunkiausia pereinant, pavadinkime, iš to inžinerinio lygio į vadovus, tapus vadovu? Sunkiausia? Kai žmona sako, tu esi namuose, ne direktorius. Nusiramink. Kepurę nusimk, karūną nusimk, tu namuose, tu ne direktorius ir viską. O čia sunkiausia. O antras pagal sunkumą dabar galvoju, kas sunku būti ne direktoriumi. Nežinau. Aš gal taip pasakysiu, bet nesusimašiau apie tai niekada. Nes pas manęs buvo tas toksai momentas, kad aš arba skęstu, arba išplaukiu, arba neišplaukiu, ar ne? Ir aš tada negalvojau, man viskas gavos taip natūraliai, kad aš tiesiog labai daug dirbu, iš tikrųjų, labai daug dirbu. Atsiprašau savo žmonos, nes, tikrai anksti išvažiuoju, vėlai grįžtu. Kas yra anksti ir vėlai? Grįžtu ir prieš 9 ir, ta prasme, iki 9 grįžtu vakare paprastai. Bet, anksti išvažiuoju, tai prieš 7, taip. Iš namų. Aš Vilniuje gyvenu. Okay. Kiekvieną dieną. Va, ir dar taip pat galiu prižadėti, kad kada nors važiuosime atostogų. Kada nors. Va, o kada tu, atsakant į jūsų klausimą, grįšiu prie klausimą. Kada tu dirbi, kada tu turi išplaukti, ar ne, tu turi vis tiek konsoliduoti žmonės kažkaip. Tu turi įrodyti jiems, kad tavo idėja gerai, kad jinai veikianti yra. Tai nėra. Man nebuvo tokio laiko, kad aš čia dabar, ar aš čia geras vadovas esu, ar čia taip, ar aš čia viską gerai darau. Nesusimastydavau. Tiesiog aš bandydavau tai padaryti, kad visiems būtų gerai, kad visą laiką būtų win-win situacija. Na ir iš tos vietos išplaukti taip, kad žmonės tikėtų ir eitumėm kartu. Tai nepaslaptis, aš ir šiai dienai, vasarą, kada tenai buvo tai atostogas, tai dar kažkas, tai nepavyko, kažką reikia skubiau, tai pats eini, apsirengi darbo drabužiais ir eini varžtų sukti, kad yra tokių variantų irgi. Aš žinau, kaip visi įrankiai dirba. Okay. Tai jeigu reikėtų pačiam tą mašiną sukonstruoti nuo iki, tai nebūtų problemų. Ne. Nemoku birinti, liutuoti nemoku. Kas liečia elektroniką jo, ta prasme, aš padaryčiau, aišku, tai daug lėčiau, bet padaryčiau. Bet yra procesai, kaip suvirinimas, litavimas, tai čia niekada to nedariau, tai nepatikėčiau savo rankytį šitų darbų. Gerai, tai pabaigai mes turim tokią tradicinę savo rubriką, vadinu Blitz klausimynų. Taip, pagal galimybę trumpo atsakymo tikėčiausi. Ko šiandien nepaklausiau, bet reikėjo? Paklauskite, ar dujų krizė Europoje įtakojo šilumos anglių gamybą. Koks geras klausimas. Ar dujų krizė Europoje, pasaulyje įtakojo jūsų gamybą ir pajamas? Labai savalaikis klausimas. Aš ruošiuosi. Taip, įtakojo ir mum atvėrė klientus. Taip. Čia rimtai nebuvo didelis impaktas jūsų verslą? Kas Lietuvoje yra apmokestinta per mažai? Gal svaigėjai, svaigalai? Alkoholis, cigaretės, gal, nežinau, šitai, tai man tas... Ir cukrus. Cukrus iš vis neapmokestintas turbūt. Jau, man atrodo, saldieji gėrimai apmokestinti yra papildomai. Per mažai. Per mažai. Teisingai. Kam visada per mažai laiko ir kam niekada negaila pinigų? Šeimai per mažai laiko. Vienareikšmiškai. O kam niekada negaila pinigų? Hobiai. Koks hobis? Muzikavimas, elektronika,
Groju su muzikiniais instrumentais, su gitara, Dabar, galvoju, mane traukt po vieną žodį. su gitara, su sintezatoriai, turiu studiją, bet nėra gražu. Atneškit gitarą, kas nors, prašau. Pirmiau kurti šeimą ar sukurti verslą? Šeimą. Neįsivaizduoju kito modelio, sunku man kito modelį įsivaizduoti, nes kam aš galiu būti toks reikalingas kaip dabar, ta prasme, čia aš apgavau žmoną. Ir vat, o dabar, jeigu aš taip, jeigu taip dirba, aš neįsivaizduoju nei pažinti, neįsivaizduoju, kaip galėtų įsivystyti kažkas į šeimą. Sakai, ženėkimės, manęs niekada nebus namie, aš išvažiuosiu 7, grįšiu 9, susitiksim pensijai. Taip. Imi? Greičiausiai atsisakys. Taip skambėtų pasiūlymas. O iš jaunystės dar, kai gali truputėlį apgauti, dar palaviruoti, jėgų daugiau, tai ten kitaip atrodo, ja. Ten, tada reikia naudotis, reikia šeimą tada. Paskui jau, vis tiek laikas praeina, žmona gauna daugiau laisvės. Kada paskutinį kartą savęs klausai, ko nori šitam gyvenime ir koks buvo atsakymas? Šitas klausimas, jisai toksai, nėra taip, kad paskutinį kartą, aš jį vis užduodu savo. Ir aš galvoju, o kokį pėdsaką aš paliksiu, ta prasme, ir tas, ko aš noriu gyvenime, taip, kad, taip jeigu paprastai atsakyti, aš noriu, kad žmonės mane atsimintų gerąją, iš gerosios pusės. Manęs vis tiek kažkada teks pasitraukti nuo sosto. Iš gerosios pusės. O ar aš paliksiu kažką tai tokio, kas, sakykime, ilgesnį laiką išsilaikys, kažkokią kūrybinį, nežinau, bet jeigu, pavyzdžiui, kad ir įmonė, jeigu gyvuojant įmonė, kuri kurs darbo vietas ir socialiai bus atsakinga, ir toliau bus socialiai atsakinga, taip, tai aš jausiuosi, kad tai mano indėlis yra. Šiai dienai, sakykime, taip, aš esu inžinierius, aš esu šaldytos gamybininkas, todėl aš truputėlį susiaurinsiu, subanalinsiu, noriu, kad, ta prasme, ir laikomės mes ir žaliojo kurso, ir turim tas vertybės susikūrę, tai aš norėčiau, kad tos vertybės jos ir išliktų šito įmonėje. O dėl savo tokio kaip egzistencinio, negaliu atsakyti dar, Tai užsuksim kitą kartą, gal jau bus atsakymas. Aš pagalvosiu apie tai. Gerai, tai dėkui. Ačiū Jums. Turbūt gerą laidą gausim. Gausis.